address where they live. What's her name? Dabar pasakykit jūsų adresas koksai. Mano taip yra Ignalinos rajonas, Strigailiškis, nors gal jau prijungs prie Ignalinos. Aha. Už tai, kad iš karto... Strigailiškis. Aha. Nu, ar viskas. O, kodas pašto, tai jeigu pašto kodas... Bogdanavičienė Elena. Taip. O jeigu kodas pašto, tai 30-001. 3-3-0-1. Taip, dabar pasakykit, jūs turit paprastą telefoną? Taip. Koksai? Taip, su kodo rajoną, taip? Tai bus 8, 3, 8, 6, 5, 4, 1, 1, 0. O jūs nedirbat? Ne. Jau jūs pensininkė. O ko dirbat? Mokytoja. Šį vasatyčią. Pasakykit man, kokią mokyklą jūs dirbat. Ignalinos mokyklai. Ir jie turės ten internetą, pavyzdžiui, jeigu jums laišką kokį pasiųsti, ne? Nu tai jie tai turi į internetą. Yra Ignalinoje viena mokykla? Yra gimnazija ir yra Česlovo Kudabos vidurinė, dabar pagrindinė mokykla jau dirba. O kokia jūs dirbo? Česlovo Kudabos dirbo, tuo metu jis buvo vidurinė. Česlovo Kudabos. Ką jūs dėstėt? Geografiją. She was a geography teacher. Jinai irgi mokytoja. Jinai mokytoja. So through the school in Ignalina, Česlovo Kudabos dabar skaitosi pagrindinė? Dabar pagrindinė. Tai va, čia mes galėsim čia interneto jų adresą surasti ir kad jie perduotų jums, ne? Aišku, kad perduos. So we know. They only came over here for 2 days. Dabar dar viena tokia pastaba. Jeigu jau kartais nors ten pasakytų, kad jų nėra, tai nes mes ruošiame savo sodybą parduoti ir aš noriu grįžti čia. Ne? Taip. They want to come back to live over here. Palaukit, čia būtų adresas, palaukit, koks čia būtų Vilnius? Vilniaus 58. Trakų rajonas Aukštadvaris. Ir telefonas čia galima atgelti, mūsų paprastas čia yra. Tai būtų 8528 65 207. Šaunuolė. Va, tai, bet mes ruošimės parduoti. Žinot, nėra kupčius, kad atsirastų kupčius. Tai ten, ne? They want to come back and live over here. Žinot, labai kainos krito. O mūsų sodyba tai graži prie ežero, aš kaimo turizmų ten truputį vasarą užsiminėjau pensijoj. Tai nesinori tokią kainą, kokią kritus parduoti. Gal išnuomotumėt? Gal surastumėt kokius žmonės išnuomot? Nu, va, tai žinot, kai parduot gaila, tai išnuomot galit. Nu, tai va taip atsirastų, tai galima būtų išnuomoti. Va, išnuomoti. Suprantat, kad žmonės kokie nors jauni, suprantat, žmonės jauni žmonės. Tai žinot, jauni žmonės, kurie neturi kur gyventi, kad nuvažiuoja. O jums kažkam.